Prieš kažkur 11 tūkstančių metų buvo ledynmetis Europoje. Visur buvo užšalę ledai ir kiti ledai užtirpo, atsirado kalnai ir ežerai. Ir tuose ežeruose gyvendavo žuvis ir tuos žuvis lėsdavo paukščiai. Ir kiti žuvis turėdavo išneršt, tai jie turėdavo ikrų pilve. Ir tie paukščiai suvalgydavo tos žuvis su ikrais ir perneždavo su savo šūdais į kitą ežerą. Ir taip išsiplėsdavo, kol būdavo labai daug žuvų kiekvienam ežere. Ir jūs turbūt galvojat, apie ką aš šneku. Aš šiandien norėjau jums papasakoti apie vieną žuvį. Lydeką. Taip, lydeka. Viena iš didžiausių plėšriausių žuvų Europoje. Galinti užaugti iki 150 cm, gyvena 15 iki 25 metų. Bet didžiausias klausimas, koks iškyla, yra kaip pagauti lydeką. Tam ir šiandien jums parodysim šitą video. Yra daug būdų, kaip pagauti lydeką. Aš šiandien jums parodysiu du. Vienas bus spiningavimu, kitas bus gyva žuvelė. Pirmas būdas yra spiningavimu. Kaip matote, aš čia turiu pilną dėžę visokių dalykų, visokių šlamšto. Aš pavyzdžiui įsirinku, šitas įdomus atrodo. Pasiemu jį, prasiveriu pro savo pavadėlį. Bet va taip va. Uždarau pavadėlį. Kaip matote. Tukštą. Ir va, turime pirmą būdą. Paprastai žvejojus iš šitų gali pagauti lydeką. Jo, antras būdas yra žvejoti plūdinę ir su dvišakis yra gyva žuvelė. Gyva žuvelė aš jums parodysiu kaip uždėti, bet matote, kaip sudėta čia yra. Pavadėlis irgi yra svarbus, kad lydeka nenukastų. Ir plūdinėme, plūdė yra kokia pusę metro virš žuvelės. Tai jo, čia tie du būdai. Dabar reisim pagauti gyvos žuvelės ant šito uždėti. Tai kaip matot, aš turiu tokį metimo tinklą. Iškila, man dabar suspainės yra. Bet jo, jį reikės naudoti pagauti laudikės. Parodyk. Jo, veži pilis. Matai? Dvi raudikės. Daug stebiu. Jei tu būtum ramunėlė ir žydėtum lankoje, tai aš būčiau piemenėlis ir nuskinčiau aš tave. Jei tu būtum piemenėlis ir nuskintum tu mane, tai aš būčiau paukštužėlė ir skrajočiau danguje. Jei tu būtum paukštužėlė ir skrajotum danguje, tai aš būčiau vanagėlis ir vis gaudyčiau tave. Jei tu būtum... Mes pagavome daug žuvų. Ir keli iš jų yra karpiukai. Kaip matote. Jauni karpiukai. Tuos paleisime. Mes jų tikrai nenaudosim lydeko. Matas koks gražus kalėlėdimas. Korsakos mane nužudyti, jeigu pamatytų, bet vis tiek gražus karpiukai. Blue 42! Kokie gražuoliai! Gerai. Kaip matote, aš dabar pasiėmiau tą plūdinę meškerę su gyva žuvyte, aš jums parodysiu. Aš įsirinku žuvytę. O, šitą atrodo tokia įdomią, graži, stipri.
Pirmą pervedi per galvą ir paskui per nugarą. O. Žiūrime į paplaukus. Ui. Visiškai nepaplauks. Žiūrėkit plūdę. Žiūrėkit ponas ir ponai. Matai, kaip lydeka puola. Įvalgo ją. Įvalgo ją. Ir dabar laukiam. Žiūrim. Gerai, ponios ir ponai. Tuoj. 3, 2. Pana. Turim. Didelė! Ne, aš turiu. Ir čia per 1-2 minutės užtruko. Ei, tu šiaip. Duok, padėsiu. Nereikia, filmuok ir viskas. Tu. Geriau paleis meškerę. Bėgo. Aš pasidariau naują rigą, užmečiau vėl ir liktai lydeką pagrebė, bet jis spjovė vėl. Tai dar palauksim. O, vėl paėmė. Filmuojam. Trys, 2. Va. Šitą nebloga, šitą nebloga. Biškį toliau nueik, Pasam. Kovotoja. Dar jėgų turi. Turim. Gerai.
Padėsime čia, susirasim žirklutės, išimsim. Matot, šitos žirklutės labai geros yra išimti iš tokių plėšrūnų lydekų kaip šitas. Nu, lydekaitė, atidaryk burną. Šiaip, kai jūs turit pagavę lydeką, jūs turi būti labai atsargus, nes jas dantis labai aštras. Šitada turėjo ją žiauriai daug jėgų. Nu. Jie čia tą patį raudę plaukia. Bet aš nerizikuosiu. O, šlydeka. Gerai, pasiruošę. 3, 2, 1. Šoks. Jop, šitas turi stipriai, tikrai stipriai. Gerai, Kristai, gali padėti telefoną ant kažko ir tada pradėti Liga, pareiga. Tinklo. Jo. Aš nežinau dydžio šito kodėl. Nebloga. Nesimato. 0,5. Nu. Atsargiai. Už nugaros. Palauk, aš pasakysiu. Nuimk tos pagalius pirma. Pagalius. Gerai, dabar gerai. Ir paimk jas už galvos, ir viskas. Pamanyk su tinklu paimti ir už galvos. Ne su tinklu už galvos, o su ranka už galvos. Už kaktos, nu. Trauk ir viskas. Trauk. O! Eik, trauk į viršų. Daleisk į pabėgti. Nu, Kristupai. Nu, mesk ir viskas. Ai, per storą, per didelę. Jo, paimk ir mesk. Oi, Kristupai. Lydeka, nu. Eina sau. Jį tikrai nemaža. Matot? Eina sau. Nu, pafilmuosi, Kristupai. Gerai, čia mano kamera. Žmogus Kristupas šiandien. Nu tai būna. Gerai, Kristupai, užteks. Gerai, aš turiu žirklutę. Ir iš čia visų. Gerai, ir jūs buvo. Ramiau. Užmuskė. Ne. Aš paskambinsiu, tada galėsiu užmušti. Kodėl čia mano? Čia tikrai storas monstras. Matot, kokias dantis. O. Gerai. Tai mes pabaigėm dieną su viena didelė lydeka, kaip matot. Parsivešim namo. Bus par 2, kaip darysim konkretukus. Kaip išskruosti, kaip pasidaryti valgyti iš tokios lydekos. Antrą lydeką paleidom ir trečią nušoko. Tai jo, kaip matėt. Čia mano tutorial yra, kaip pagauti lydekas. Jeigu turit klausimų, parašykit komentaruose, prisiminkit laikinti ir abonuoti.
Jo, 100% parašykit, jeigu turit klausimų arba kaip pagauti lydeką, nes visą gyvenimą žvejau, tai tikrai, jo. Ir prisiminkit, bus pardu, kaip padaryti kokretukus, kaip įskruosti žuvį, kaip padaryti filė. Iš to žuvies parodysim. Gerai. Čiau.